Gyvas pasakas. Sveiki vaikučiai ir jų tėveliai, su jumis Gyvos pasakos ir mama piratė. Na, pasaka, kurią šiandien paskaitysiu, yra apie vagį ir vieną mažą, bet labai gudrų berniuką. Į vieną kaimą įsisuko vagis. Iš kiemų ėmė dingti vištos, padžiauti skalbiniai, visokie rakandai. Neapsikentę valstiečiai bandė įvilioti jį į pasalą, tačiau vagis buvo labai greitas, gudrus ir vis pasprūkdavo. Vieną dieną tas vagis ėjo pro medžių paunksmę, kurioje buvo vietinių kaimiečių šulinys. Ant šulinio krašto sėdėjo berniukas ir pasikūkčiodamas gailiai verkė. Ko paleidai dūdas? Paklausė vagis. Ar kas nutiko? Aha, braukdamas ašarą, atsakė berniukas. Motina davė auksinį ąsotį ir liepė parnešti vandens. Kai traukiau kibirą su vandeniu, ąsotis įkrito į šulinį. Dabar bijau grįžti namo, kad mama mane labai bars. Auksinis ąsotis? Išsižiojo vagis. Pardavęs tokį daikčiuką pinigų turėčiau kaip šieno. Pasaugok mano drabužius, pasakė jis berniukui ir nusirengęs pliumt ir iššoko į šulinį. Ilgai šulinėje jis ten žabalinėjo ir vandenį teliuskavo, tačiau ąsočio niekaip nerado. Ir negalėjo rasti, nes jo ten nebuvo. Berniukas auksinį ąsotį prasimanė, nes atpažino vagį. Kol vagis bergždžiai vargo šulinyje, ieškodamas auksinio ąsočio, berniukas surinkęs visus jo drabužius nubėgo kviesti kaimynų. Sugužėjo visas kaimas, vagį šulinį ištraukė ir gerai apkūlė. Vagis liūdnai dilbino vieškeliu bambėdamas. Ėjau Vilnu, bet mane patį apkirpo. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems buvusiems kartu ir iki kitų pasakų. Gyvas pasakas.